Mes vis žemyn leidžiamės. 40 tokių aukštų. Šimtas aukštas, tai 90 metrų. Čia jau druska. Čia liftas. 7,5 milijonų kubinių metrų uolos ir galima pasiklysti. Ten yra druskos gabaliukas, sakė, už tokį gabaliuką buvo galima kaimą nusipirkti anksčiau. Čia va tas gabaliukas. Ten pasakė apie subaką. Kažkokį. Čia jau šilta, ne? Čia va sienos, pasirodo, čia yra ne akmuo, o druska. Va. Matot? Šitos grindys yra irgi iš druskos. Куплетели. Ir čia neįleidžia visų. Она попросила своего отца дать ей несколько шахтеров. В страну она приказала своим шахтерам начать поиск соли. Результаты не заставили себя долго ждать. Čia dirbo iki 6 arklių. Taip dirbo ir net nematė dienos šviesos. Įsivaizduojat, vaikučiai? Va taip gimsta, atveža čia ir taip ir miršta čia pat. Taip sunkiai dirbo arkliukai visą savo gyvenimą. Sukdavo šitą ratą. Tokios druskos bačkutės. Kaip gražiai. Čia pat yra ir arklydė. Čia mišios ir galima čia
ištekėti, pavyzdžiui, arba pakrikštyti vaiką. Aš čia. Visą tai padaryta iš druskos ir netgi grindys yra irgi druskytė. Čia ištisas gabalas, tik padaryti grioveliai. Šitą liustrą panašu irgi padaryta iš druskos. Mes esam dabar 101 metro giliai žemyn. Čia yra labai surus vanduo. Jį garindavo ir gamindavo druskytę. Čia labai gerai matosi, kad druska yra sumaišyta kartu su akmeniu ir bulbų ir taip toliau. Pavyzdžiui, čia yra grinai druskytė, o čia jau akmuo. Tai gidė sakė, kad anksčiau taip ir vartodavo tą druską, čia labai gerai yra skirtumas, bet labai daug kur yra tiesiog sumaišyta labai stipriai. Pavyzdžiui, gal va čia, kad taip, tai sakė, kad taip žmonės pagrindė ir valgydavo, o ten, kur buvo balta druska tokia, kur tokių būna ant sienų, tai sakė, siųsdavo karaliams. Va, kaip suprantu, tokia druskytė buvo, siųsdavo karaliams. Святого Иоанна, но ее принесли в 2005. Можно венчаться там. Друскус кристалл. Здесь вы увидите, что нашли под землей. Доказательство, что медицинская наука шишки, опыль. Это все просто нашли, когда собирали экспонаты для этого музея. А музей существует свыше 60 лет. Здесь сначала первая выставка была, там меня отдыхали, там пару дней, и там сначала были экспонаты. Посмотрите, что вам осведомит сделано. Ну, Польша. Длина нашей залежи примерно 10 километров, ширина максимально километра 2. В нашей шахте, также в ее старшей сестре в городе Бохня, Радочине, И сталактиты, и сталагмиты. если посмотреть почти соль в Польше, сколько угодно, чем добывать. Почему мы его не добываем? Об этом скажу, не рассказывал. Друскус Если пойдем дальше, вы сталактиты. увидите экспонаты, цельные экспонаты отсюда. Если они разноцветные, означает, они не отсюда, а просто из Сибири. Они пробилую соль, корейскую. Вот такой соль на что-то не видно. Глаза шахтеры нашли белую соль. Здесь изогнутые листья размечали, окружают почки, которые обозначали символом орла. И соль, которую назвали железкой, потому что порядочный человек, такой привод просто не применял. Тут galima ir namie užauginti panašiai, tik mažesnio dydžio. Посмотрите, как выглядят предметы, которые находились в рассоле. Они были клеенки, доски. Просто чем дольше они находились, тем Čia druska atvežta iš skirtingų šalių, skirtingos spalvos, tai kaip čia Himalajų, kaip aš suprantu, druska. Čia kažkokia kaip mėlyna tokia. Parašyta White Rock Salt. Čia yra tokia mėlyna kažkokia, milky violet.
или лошадь заходила без купина, в деревянную клетку, что-то вроде лифта. Подлинные канаты можно также посмотреть. Тогда, в Средневековье и до XIX века, да, вот такие глиняные сосуды. Čia geležis. Paragavai jau? Viską šiandien nusprendė paragauti. Čia tokios labai panašios kaip druskininkuose būna. Per šios krūmus teka druskėtas vanduo ir labai gaivu ir sveika kvėpuoti. Tai druskininkuose viena siena tokia padaryta, o čia iš šitos pusės ir iš išorės taip pat. Čia irgi visur teka druskėtas vanduo ir garuoja. Šitose gal cisternose druską gamina. Iš ten druską gauna. Jo, garina turbūt. O va tam, kur tos spalvota, matot? Ir kur autobusas toksai žalias. Tai va tam mes... Chodzi? Kostur, który był tak daleko, on stał, a parzył, a mi machał, a sływał. І ворічки. Čia ir Dar viena diena į pabaigą. Šiandien visą dieną praleidom druskų kasykloj. Labai patiko. Mane visada kažkodėl traukia tie urvai, uolos, kalnai, akmenys. Nežinau, galbūt praeitam gyvenime kažkur gyvenau kalnuose turbūt, nežinau. Buvo labai smagu tikrai, daug laiko ten praleidom, ėjom į muziejų po to, matėm pačią kasyklą, buvo ekskursija su gidu, tikrai buvo labai įdomu sužinoti istoriją, pamatyti, kaip tai buvo daroma ir taip toliau. Didelį įspūdį padarė tai, kad kasykloje dirbo vaikai nuo 5 metų ir dažniausiai jie dirbdavo labai pavojingus darbus. Tai jo, sunku patikėti, kad tokio amžiaus vaikai dirba kasykloje tokį sunkų darbą, bet iš tikrųjų tai yra tiesa ir labai daug vaikų mirė toj kasykloje ir labai daug vyrų. Moterų nežinau, lyg tai sakė, kad moteris nedirbo tenai, bet negaliu teikti. Neatsimenu šito dalyko, bet labai daug žmonių žodžiu mirė tenai. Tai va, nematydami tos šviesos, galima sakyti. Taip pat labai gaila arkliukų, kuriuos nuleisdavo tenai ir jie dirbo tikėtina pakol galėdavo dirbti ir vėlgi nuleisdavo juos ir jie nematydavo tos šviesos, ištisai dirbo toj tamsoj sunku darbą. Tai labai gaila iš tikrųjų visą ir žmonių, ir gyvūnų, bet tokie buvo laikai. Taip pat ten buvo tokių statulų iš druskos padarytų, tai tas statulas darė kasyklos darbuotojai, kai kurias skulptūras darė dvi mes matėm, kur darė skulptorius,
bet nemažai skulptūrų darė patys darbuotojai. Ir tai vat įdomu tai, kad žmonės, kurie dirbo tokį sunkų darbą, buvo tikrai talentingi ir vat tokių skulptoriai iš prigimties. Tai va, tokia buvo mūsų diena, tikrai buvo labai įdomu, vaikams labai irgi patiko, tai tikrai galiu rekomenduoti aplankyti tą kasyklą, praleisti ten dieną. Taip pat aš galvoju, vis manęs nepaleidžia ta mintis, kad žinodama, kokia vertinga buvo druska tais laikais ir kiek ten yra tos druskos tame urve, 7,5 milijonų kvadratinių metrų, 5 lygiai, tai sunku patikėti, kokie tai buvo pinigai tais laikais ir kokia turbūt turėjo būti turtinga Lenkija, turėdama tokią kasyklą. Nes, tikrai įspūdingi tiesiog dydžiai. Tai va, tokia buvo mūsų diena, dar rytoj mes praleisim čia pat. Tikėtina, nebus jinai labai ta diena aktyvi tokia, nes mes čia susitikom su mūsų giminaičiais ir praleisim dieną su jais. Dėl to mes pagrindę ir atvažiavom čia susitikti su jais. Labai norėjusi juos pamatyti prieš mūsų kelionę, nes išvažiuosim ir tikėtina ilgai nematysim, nebent gal jie pas mus atvažiuos, bet nežinau, kaip ten bus. Tai dėl to ir atvažiavom į šitą miestą, kad su jais susitikti, nes pagal pirminį planą mes turėjom važiuoti į Varšuvą. Tai džiaugiuosi, kad rytoj dar mes turėsim vieną dieną praleisti kartu ir po to keliausim link Varšuvos. Ačiū visiems, kas žiūrėjo. Tikiuosi, man pavyks nufilmuoti viską ir padaryti video ir įkelti, kad visi galėtų pažiūrėti. Iki.